Labas vakaras visiems. Iš tikrųjų, smagu matyti tokį būrį. Šiandien jau turbūt mano jau yra antroji sveikinimo kalba visiškai skirtingom organizacijom. Pirmoji buvo Lietuvos skautijai. Atrodo, o kas jie sieja? Tai nieko, bet turbūt vertybės yra vienas tas esminis pagrindų. Iš tikrųjų, pernai metais mes lygiai taip pat Lietuvos jaunimo organizacijų taryba šventė savo 20-metį. Tada man visi linkėjo, ir jo tai visi linkėjo, būkite tokie, kokie esate, darykite taip, kaip darėte, lygiai viskas gerai. Tačiau, kai pati linkiu, sakau, ne. Adomai, nedarykite to pačio, ką darėte, nebūkite tokie patys, eikite tik į priekį. Visą laiką pirmyn, pasitikėkite savim, būkite inovatyvūs, būkite modernūs. Adomai, tau 20 metų, tiek pat, kiek šitai organizacijai. Tu esi gimas būtent tada, kai gimė šitą organizaciją. Todėl aš manau, kad toks žmogus jaunas gali atnešti tik tai naujų vėjų ir turi atnešti naujų vėjų. Galbūt vienas, kitas iššokimas nuaidinti visą Lietuvą. Bet jūs atsimenate, jūs žinote. Nepamirškite savo vertybių, nepamirškite esminės kultūros, nepamirškite tuo, ką tikite. Tačiau būkite modernūs. Sėkmės jums.